Sveiki, čia Arvydas, pakalbėsim apie geriausius filmus 2025. Ir pirmas filmas bus sausio 17. Paddingtonas sugrįžta į Peru, kad aplaikytų savo mėgstamą, tetą Liucį, kuri ten, vien žodžiu, namus. Ir taip ir bus, išėjo pensiją, vien žodžiu, savo Liucelę, ir su Braunų šeima, ir bus nuotykiai didžiausi, ten visokie, įmes juos Paddingtoną ir kitus šeimos narius į neįtikėtiną kelionę. Jei esat matę tuos praeitus filmus, tai turės patikti šis filmukas. Mickey 17, sausio 31 dieną, žinomas kaip nenugalimas, eina į pavojingą kelionę, kolonizuoti, nori užgrobti ledo planetą. Ir turime Kapitoną Ameriką. Šiais laikais kažkodėl Kapitonas Amerika bus kitas aktorius kažkodėl, ar čia kitas, negaliu pasakyti. Ir dar, vien žodžiu, Brave New World, naujas, gražus, drąsus pasaulis. Vasarį 14 dieną Samas Wilsonas, kuris oficialiai perėmė Kapitoną Ameriką aprangą ar galias, atranda save vidury tarptautinio incidentą. Žodžiu, šitas vaikinukas, kuriaus kaip Kapitonas Amerika, o to tikroji Kapitono Amerikoje kaip tikriausiai nebus tame filme, tai biškai liūdna pasakius. Smurfų filmas vasario 14 dieną, 25, aišku, animuotas muzikinis filmas, bus visokie mėlyni žmogeliukai, gal jums patiks, gal nepatiks. Taip pat Snow White, pelenė, snieguolė, žinomas bus tikroji adaptacija 1937 Disnėjaus animacinį filmą Snieguolė ir 7 nykštukai. Bus, turėtų būti įdomus, kaip sakant, vaidybiniai, bet tikriausiai bus muzikinis, kaip visada. Tai, žinot, muzikiniai mažiau patinka. Negaliu pasakyti tiksliai, bet man taip atrodo. Su muzika tikriausiai bus. Ir Jasonas Momoa bus, kaip sakant, drakonas, kažkokie sunaikinimai, ir jauna mergaitė, ir jos grupė, nuotykiai, ir vien žodžiu visokių bairių. Bus Minecrafto filmas balandžio 4 dieną 25 meteliais. Turėtų būti įdomus, pusiau kompikinis tikriausiai bus, taip pat ir kažkiek tų tikro pasaulio tikriausiai bus. Tai va, Michaelas Jacksonas, Michaelas, balandžio 18 dieną, žinoma istorija apie muzikantą Michaelą Jacksoną, žinoma kaip pop karalių. Tai turėtų būti įdomus filmas, jo įspūdingi koncertai ir pasirodymai ir šokiai. Thunderboltsai, gegužės 2 dieną, kaip sakant, grupė super blogiečių, superherojų, bet tie herojai ir blogiečiai yra pašaukti misijai, tarnauti, vyriausybės kažkokiam misijom. Jos ten paims iš kalinimo įstaigo, iš kažkur. Ir jie paliks tokie kaip ir geriečiai, kaip sakam, kaip turim kažkas panašaus į tą ne Daredevilą, o tą Deadpoolą, noriu pasakyti, kažkoks irgi kaip iš pradžių buvo blogės, bet paskiau tapo gerietis. Tai čia irgi įvairių tokių bus charakterių, veikėjų, kaip sakant, turėtų būti geras. Bet čia tikriausiai Marvel filmukas, jie patinka komiksai, kažkas panašaus. Misija neįmanoma 8. Žinome, kad 8, kaip sakant, Francižės filmukas bus šokinėjama nuo kalnų, nuo iš lėktuvų šokinės, nuo visokių kalnų, leisis motociklais, ten nuo skardžių, ten vien žodžiu. Ir daugumą šito viso, sakykime, triukų daro pats Tomas Kruzas, vos ne pensijai būdams, bet dar išlaikęs figūrą. Karatė vaikis turėjo būti jau šiais metais, kaip sakant, 24, bet jie 25 turės būti filmukas, ir Jackie Chanas, Rapas Marcello, Jack Jacksonas, Josh Shaw,
tik ar bus tas Jackie Chano sūnus turėdavo būti, galbūt iš vis bus remake'as kažkoks, net tas kitas vaikinuks bus. Ir mes turime young female, jauną moterį, žudikė ieška kerštą prieš žmonės, kurie nudobė jos šeimą. Čia bus spin-offas John Wicko, kaip sakant, būna balerina filmas, pavadinamo, birželio 6 dieną. Ir, kaip sakant, būna John Wickas, vyras šaudo, ne, ten visur ten gaudo, mušasi, jau čia bus moteris, kur nežinau, ar John Wickas vaidins šitame filme, gal ir turės porą scenų, negaliu pasakyti. Kaip ištreniruoti drakoną Liepos 13 dieną, bus vikingo vaikinuks, skris ant visokių drakonų, medžios su drakonais ir taps draugu ir drakonas turėtų būti čia tęsinys kažkoks turėtų. Ir gal esate senais laikais matę 28 dienas, 28 ten dar kažkas, dabar bus 28 metai po ir bus apie virusą kažkokį, ten žmonės palieka tokie, kaip sakant, pasiutę žmonės, vos ne zombiai kažkokie ten. Ir turėtų būti įdomus, biškis siaubingas, kažkiek veiksmo filmukas. Formulė 1, vos nepasakiau, F1 filmo pavadinimas birželio 25. Aš gali būti suklydau, ten prieš tai filmus, ten turėjo būti birželis, negaliu pasakyti kažkurį. Tai bus Bredas Pittas vaidins ir jis bus pensininkas, Formulės 1 vairuotojas, sugrįš iš pensijas ir taps mokytoju, mentoriu jaunam vairuotojui. Aišku, pats kažkiek da pavažiuos. Tai turėtų būti kažkas įdomaus. Megan 2.0. Sukonstruotas kažkoks robotas, mergina turėjo padėti vaikui vietoj žaislą būti, geriausia draugė turėjo būti, bet kažkas ten nutiko, jį kažkaip dirbtinį intelektą ar kažkaip jį įsimokino ir pirmajam filme buvo taip, kad jį ten žodžiu pradėjo prieš tos visus žmonės eiti tas robotas, tai dabar bus kažkodėl, kaip į antrą dalį, aš nežinau, kaip į ten žodžiu, sugalvos antrą dalis, tai negaliu pasakyti, ar antrą dalis bus vėl šeimoje kažkokioje, ar kažkokia kitoje vietoje. Kažkaip tas robotas išbandytas, ten sutaisytas ar kažkaip, bet ir vėl, labai gali būti panašus filmas, nežinau, kaip jie čia padarys, kad būtų kitokiesnis, gaus pakeisti aplinką. Tiesiog, aš nežinau, jie vėl šeimoje kažkur ten kažką turės keisti. Jūros periodo parkas vienas iš žiūrimiausių, ten kai būna filmai kažkokios metuose, tai jis vienas iš žiūrimiausių tais metais gaunasi. Ir ką jūs pasakysite, praėjus 5 metams po Jūros periodo parko pasaulio dominavimo ekspedicija drąsiai siekia izoliuotų pusiasalio regionų, siekdama išskirti DNR iš 3 masyvių priešistorinių būtybių, kad būtų pasiektas novatoriškas medicinos proveržis. Tai va, tai gal esate matę, kad kažkokį sukūrė dinozaurą iš kažkokių DNR, tai žiūriu, vėl bus kažkas panašaus, kad vėl jie ten norės iš DNR daryti, sakykime, naujų dinozaurų ir, aišku, gražus gamtos vaizdai, nematyti dinozaurai ir, aišku, matyti kiti iš filmų kitų, gal vėl, sakykime, sukviestus senuosius aktorius, nes labai fainai buvo, kai galėjai matyti pačių pirmųjų senųjų tų Jūros periodo parko aktorių. Supermanas labai gaila, kad pagrindinį aktorių, kiek supratau, pakeitė. Tas pats mūsų Supermanas išėjo iš Witcheriaus filmo, Witcheriaus serialą, kad jis galėtų daugiau skirti laiko Supermano filmavimui, o pasirodo, kad jo net nebreiks Supermano filmavimui, kitą aktorių paėmė. Kartais tai būna. Tai va, jis ten kovos prieš blogius, teisybės sieks ir Amerikos pasaulį ten senų būdų gelbės. Gaila, aišku, Liepos 11. Ir gal prisimenat seną filmą Naked Gun, nuogas ginklas. Dabar tas aktorius pagrindinis, šitoje nuotraukoje nėra.
yra jau pakratęs, kaip sakant, išėjęs į dausas jau. Labai buvo fainas humoristas Liepos 18 dieną. Tai bus kažkas perdirbinys, bus tas mūsų, sakykime, nauji aktoriai ir bus Pamela Andersonas, Davidas Zuckeris, Jerry Zuckeris ir Jim Abrahamas. Ir pagal populiariausią komediją bus Nuogas ginklas ir televizijos serialas Policijos būrys. Galbūt policijos, žodžiu. Labai turėtų būti juokinga komedija. Ir jūs, žinau, ką padarai praeitą vasarą. Irgi bus perdirbinys, grupė draugų autorizuota, be kažkokio kablio rankio. Ir ten jis prisimena jų incidentą, kažkokį ten kažką padarė praeitą vasarą ir tas atėjo tipo su kabliu ten visus sudurostus jaunuolius, paauglių, toks slasheris kažkoks ten, žodžiu, toks filmuks. Ir gal prisimenat Fantastiką 4, tik bus dabar nauji aktoriai. Ir filmai man visai patiko, nors labai tų pinigų, kaip sakant, nelabai te surinko kažkiek tų pinigų. Jie dėl to ten sukūrė porą filmų, trečio liktai nebekūrė, jei gerai pamanu. Vienas iš gražiausių Marvelo filmų ir sugrįžta į didžiuosius ekranus Liepos 25 dieną. Ir bus vienas tas aktorius iš tų, sakykime, žaidimų ir filmų Last of Us, ir da tokia mergina graži bus, kažkoks vaikis, ir da, aišku, akmeninis tas žmogus bus. Nobody gal žiūrėt pirmą filmą, ten jis šaudės, kažkas panašaus į John Wicką, gal biš kitaip, jis ten, žodžiu, samdomas žudikas kažkoks, ten žiaurumai visokie, ir ten namų invazija. Ir jam ten kažkoks paslaptis atskleis ir Bekos praeitį ir jo paties. Ir jis ten turės kažkur bėgioti, slėptis nuo kažko ir jis ten šaudysis, kiti šaudys į rugpjūčio 15 dieną. Downton Abbey, tokia, aš negaliu pasakyti, buvo tokia drama, liktai dabar bus trečias filmas. Istorinė drama ir bus, sakykime, 22 buvo, sakykime, tęsinys, buvo, sakykime, išleistas iš 22 metų filmo tęsinys ir tai bus trečias ir galutinis filmas šioje serijoje. Francizėje, kas čia skaitos, filmas bus, kaip sakant, režisuotas Simono Korčiaus ir režisier Julian Filova ir kurie įrašytai televizijos serialą tokia pačiu vardu. Ir Pjūklas 11 instaliavimas, 11, sakykime, kūrinys, filmas, ten kažką ten, sakykime, būna, turi pabėgti iš kažkur visokių ten kambarių, iš visokių narvų, ten prirakinimai ir bus rugsėjo 26 dieną. Kam patinka Pjūklas, turėtų būti visai geras filmas. Ir nuotaka rugsėjo 26 dieną 1930 Čikaga. Frankensteinas paprašo daktaro autorijaus, kad padėtų sukurti draugę, kompanijais nuorbiški. Ir jie duoda, atgaivina žudikę moterį kaip nuotaka, toks romanas, nuostabus romanas, policija susidomėjo ir radikali, sociali, pasikeitėsi moteriškė. Vien žodžiu, bus kažkokia Frankensteinas ir kita moteriškėlė. Tronas buvo vienas filmas, tikrai toks įspūdingas, ten tokie specialiai efektai, aišku, buvo mėlynas jis, žydras, nepasakys dabar, žydrai mėlynas, tokie vaizdai, kažkas buvo unikalus filmas ir bus programa Arėjose, yra siunčiama į skaitmeninį pasaulį, į tikrą pasaulį, sunkiai, pavojinga misijai. Tai vien žodžiu, bus tas kompikinis kažkoks ten žmogus su motociklu, siunčiamas į tikrą pasaulį ir gelbėti pasaulio tikriausiai. Bus spalio 10 dieną premjera pasaulinė. Ir gal atsimenat, Last Airbender buvo toks serialas ir Ajangas. Kaip sakant, nėra patvirtinis dar, sakykime, tas scenarijus, sakykime, tas
įžanga apie serialą, apie filmą. Nu ir bus apie jaunuolį, ten 20 metų jaunuolis Angas, yra avataras ir paskutinis iš savo kartos ir jis ten visokie laukiniai ir kažkokie su savo draugais ir Katarą. Ir, kaip sakant, jis ten kovos, jis ten kažką darys spalio 10 dieną. Ir Mortal Kombat pirmas filmas visai patiko, nežinau, kaip jums patiko, ten istorija, ten kažkas blogietis, tai ir gerėtis, atėjo medžioti, ten mušasi, kaip, sakykime, tam žaidime, visi audasi ir super herojai, nepasakysiu, bet specialūs kažkokie sugebėjimai žmonių, tikrai, man visai patiko, gal nežinau kaip jums, o antra dalis visai turėjo būti nebloga irgi, spalio 24 dieną. Ir gal atsimena Blade'ą, čia bus perdirbinys, naujas perkurtas filmas, Marvelas, kaip sakant, ašmenys Blade'ą mato sugrįžimą į Marvelas, kaip sakant, nori sugrąžinti nuostabųjį vampyrų žudikas ir vaidins Mahershala Ali, kaip Erikas Bruksas, ašmenų, sakykime, perdirbinį, oficialiai pristatytas vampyras Marvels, sakykime, po Eternalų filmo. Nežinau, šiaip jis su tais kardais gerai varydavo, tik aišku buvo Wesley Snipesas, o šitas kai bus naujas, kažin, kiek čia tu surinks pinigų, o be to Wesley Snipesas, kiek supratau, vaidins sakykime, tame Deadpool filme. Kiek supratau, pasikvietė Deadpoolas vaidinti Wesley Snipesą kaip ašmenys, tai turėtų būti dar kažkokių gerų senų blogiečių, turėtų būti geras kinas. Aišku, ne šitame filme, o kitam. O šits negaliu pasakyti, ar jis susilauks labai sėkmės, nes kitas aktorius vis perkurtas. Čia tas pas kaip Robocopą, kai paleido naują, tai nelabai kas ten jį žiūrėjo. Ir bus vėl toks muzikinis, tikriausiai, žodžiu, El Haba, ateities užkerėtojai Ragana, vakarų ir jos draugauja su Glinda ir geroji Ragana šiaurės, kaip sakant, geroji šiaurės ir blogoji, žodžiu, vakarų, kiek supratau. Ir tai bus antra dalis filmą, adaptacijas, Broadway'aus muzikinis, Wicked Part 2, kaip sakant, lapkričio 26 dieną, muzikinis toks raganinis filmas, kaip prieš kalėdas visai gerai. Zootopija, pirmas filmas, gal žinot, apie triušius lapius, sakykime, tas drąsusis kiškis policininkas Judis Hopsas ir jo draugas lapinas Nikas Wildsas susivienys vėl naujoje byloje, kaip sakant, intriguota ir ten visokius savo karjerą susivienyje, kad įspręs naujas bylą, pavojingiausiai jų karjeroje. Zootopija antras filmas, lapkričio 26 dieną. Five Nights at Freddy's 2, gruodžio 5 dieną, po nestabilaus gyvenimo Jeremis Fitzgeraldas paima, eina dirbti naktinių sargų ir naujoje Freddy'aus Fazberio pizzerijoje. Ir, kaip sakant, visokie nuotykiai, nutikimai, renginiai laukia jo, visokie nuotykiai ir sunkus darbas nuo 13 metų. Avataras laukiamas, vienas iš laukiamiausių filmų, kaip sakant, antras visiems tikriausiai patiko po tiek tų metų, bet kadangi jau būsim antrą matę ne po 10, trečias bus filmas ne po 10 metų, tai kažin ar tiek, gali būti, kad vėl patiks žmonėm, gal ne, bet tiek, gal milijardą vėl surinks tikriausiai iš to filmo. Ir Džekas, kokius Džekas noriu pasakyti, Avataras, ugnis ir pelenai, negaliu pasakyti. Ir Avataras yra ateinantis, yra, kaip sakant,
laukiamas Amerikos epinis mokslo fantastinis filmas, produsuotas ir taisytas, rašytas ir, kaip sakant, režisuotas Jameso Camerono ir, kaip sakant, bus 20 Centuries studija ir Avatarą tęsinys Way of Water, vienu žodžiu, Vandens kelią 22 metų filmas bus trečias trečias filmas Avataro filmų serijoje, bet aš nebežinau tiksliai, ar 5 Avatarai turi būti. Bet, kaip sakant, jis ten 3 avatarus kažkaip kūrė iš karto, tai dar į 4, tai tikrai turėtų būti, gal į 5 bus films. Tai va, dėl to tiek greitai ir tie avatarai, nes jau 2 ir 3, man atrodo, kartu kūrė, gal net į 4 kartu kūrė, dabar nepasakysiu, bet šitas bus kažkokie apie ugnies žmonės ir ten bus raudoni, turėtų būti raudonos spalvos tokie ugniniai avatarai, tai nauja šeima, ten kovos šitie mėlynieji su raudonaisiais, gal dar bus kokių iš kitų ten tų draugų, dar kokie žmonės blogiečiai bus, kokie, žinai, kaip visada. Tai gruodžio 19 dieną vėl ant kalėdų, kaip sakant, Avataras, laukiamiausias 25 metų filmas. Aišku, jie nesugalvos nukelti dar, sakys, čia biški pritruko, reikia biški pagražinti, biški pakarpyti dar scenarijų, biški vaizdo efektus pagerinti ir dar nukels. Nu, bet dabar kol kas nebekelia, tikėkimės ir 20 bus gruodžio 19 dienelė. Ir kempiniukas, ir paieškos kelnių. Skverpensų paieškas. Ir gruodžio 19 dieną kempiniukas Bobas filmas ir bus palei kempiniukas, jis keliaus, jis vandenynui susidurs su babaušiais sklajojančių, skraidančių danų, Dutchmenų. Nu, žodžiu, ten yra tokia pasaka apie Flying Dutchmeną. Tai turėtų būti įdomus, serialas tikrai patikdavo, gerai ten varydavo net žaidimų ir prikūrė kempiniuką ir turim ir filmų, liktai kempiniuką. Nu šiaip, nuostabus charakteris, kaip sakant, turėtų būti geras. Ir dėkui, kad žiūrėjot, galit parašyti komentarus, koks jūs laukiamiausia 2025 metų filmas. Ir kas nustebino, galit parašyti, kas taip jūs patiko, kas nepatiko. Ir galit parašyti komentarus. Ir paspausti laiką labai gerai būtų, kad paspaustumėt laiką. Ir tuo pačiu, kad paspausti, prenumeruoti, jei patiko kitų video. Ir pasidalinti, jei patiko šitas video. Ačiū labai už laikus, už pasidalinimus, už subscribus. Dėkui, kad žiūrėjot.